Filmas Tylios akys nėra susijęs su jokia konkrečia ugdymo įstaiga. Scenarijus sukurtas remiantis nacionalinių tyrimų duomenimis bei autentiškais jaunuolių išgyvenimais. Tačiau visi filmo veikėjai ir įvykiai yra išgalvoti. Bet koks sutapimas su tikrais asmenimis ar vietovėmis yra atsitiktinis. Patyčios mokyklose nėra tik išaugamas etapas. Tai sisteminė problema paliekanti gilius randus. Naujausi 2025 m. duomenys rodo, kad situacija vis dar reikalauja didžiulio mūsų dėmesio. Apie 28% moksleivių patiria patyčias kas mėnesį, ypač pažeidžiami nuo 13 iki 15 metų paaugliai. 65% atvejų tyčiojamasi dėl išvaizdos, kūno sudėjimo ar aprangos. Elektroninės patyčios sparčiai auga, paliesdamas iki 25% berniukų ir 19% mergaičių. Didžiausia problema tai, kad 69% nukentėjusiųjų nesikreipia jokios pagalbos į suaugusiuosius. Skaičiai kalba patys už save, bet menas gali padėti pajausti tai, kas slepiasi už jų. Analizuojant šiuos socialinius bei emocinius iššūkius, apie tai pasakoja filmas Tylios akys. Akys, kurios pasako viską. Labą dieną, mielieji. Na, aišku, jau iškart pavargę, kažkas vietos neturi, supratau, kaip visada. Niekas nenorit atsistoti, pasirodyti, kokie dideli užaugote per savaitę. Taip, šaunuoliai, atsistojam, tai dar kartelį labas rytas. Supratau, sėdamės. Ir kodėl jūs tokie pavargę? Kur jūsų telefono baterijos? Kodėl tokie išsikrovę? Iš viso kaip jums sekasi? Kas gero? Supratau, su savim pasišnekėjau, einam prie rimtesnių dalykų. Aš tikiu, kad jūs esat girdėję. Norėčiau dėmesiuko. Alio? Aš tikiu, kad esat girdėję, jog mokykloje vyksta projektas miestai. Tai mes irgi pasistengsime jame sudalyvauti. Ir mūsų tema – tobulos bendruomenės kūrimas. Kokie mūsų tikslai? Išsiaiškinti, kas gi paverčia miestą gera vieta gyventi. Suprasti kiekvieno nario svarbą ir vertę bendruomenėje. Ir mokytis dirbti komandoje, priimti skirtingas nuomonės ir išklausyti vieniems kitus. Ir šiandien mūsų užduotis – svajonių miestas. Dirbsite grupėmis, lapuose jums reikės nupiešti savo ypatingo miesto planą, kas jame turėtų būti, 3 taisyklės, kaip jūsų mieste bendrauja žmonės. Į grupės susiskirstysit patys, lapus aš duosiu. Taigi, mielieji, turime klausimų? Visiems viskas aišku? Tai ką, kimbam į darbus. Gerai, prašau ir sėkmės šitai grupelei. Galite susiklausyti, žiūrėkit, aš manau, galim, parašom pavadinimą pirmą ir čia centre gali būti toks prekybos centras, aš nežinau. Mokytas sakė pagalvoti apie bendruomenę, tai galvoju, gal kokį jaunimo centrą arba parką. Jaunimo centrą? Gal tavo mieste nėra ką veikti? Aš turiu idėją. Čia galim kažkur kampę nupiešti tokį mažą vietą Gertrūdai ir pavadinti Šiukšlyno alėją. Ten visi gyventų tokie kaip Gertrūda. Kaip tai iš viso? Kodėl jūs taip kalba? Čia tiesiog projektas, aš jums noriu sakyti. Neliesk, gal sugadinsi kažką. Tai tiesiog sėdėti ir patirėti, jeigu kažką darysim, mes gausim blogą pažymį per tave. Grinai tavo egzistavimas, nes šitam mieste mums visiems trukdo.
Tu tiesiog nusisuk ir net nežiūrėk, nes tu visą vaizdą. Kas atsitiko, kur bėgi? Mes tik norėjom pasikalbėti. Eikit, aš nežinau, su nieko kalbėti. Žiūrėk, mes tik norime tau padėti. Ir mes tai tikrai gerai suprantame. Gertrūda, aš net nežinau, ką tu pasakyti. Tavo jausmai priklauso nuo tavęs pačios. Visi galvoja, kad aš lyderė, kad aš valdau situaciją. Bet jie nemato, kokiame kalėjime aš gyvenu. Melita. Ji žino viską apie mane. Tas paslaptis, kurios mane sunaikintų. Aš visada galvojau, kad ji yra ta vienintelė, kad už tų šaltų emocijų ten kažkas slepiasi ypatingo. Aš tylėjau, nes bijojau ją prarasti, net nepradėjęs bendrauti. Šiandien žiūrėjau į Gertrūdą ir man buvo bloga. Nuo savęs. Bet taisyklė paprasta. Jei aš nepulsiu pirma, Melita sutraskys mane. Aš turiu vaidinti toliau, net jei dėl to tenka kažką sugriauti. Bet šiandien supratau vieną dalyką. Tas žmogus, kurį įsivaizdavau, neegzistuoja. Tai tik tuščia, graži dekoracija. Pasaulis toksai neteisingas. Jūs pasižiūrėkite, Gertrūda, jinai tokia vieniša, aš negaliu. Nu, tikrai, kad taip. Jos drama gyvenime įgūdžių pamokai tiesiog numušė stogalą. Jinai lakėjau. Bet jinai taip smirda. Jo, negaliu. Jinai nesipraus ir jau. Pakaks apie Gertrūdą iš viso. Pakaks apie ją kalbėti, ją apkalbinėti iš viso. Nusibodo man. Kas atsitiko? Sako, užsičiaupkit apie ją. Mariau, gali palaukti. Mariau. Nely. Matai, jie ir vėl ją apkalbinėjo, o jinai net to nepastebi. Pritariu. Kažkada jai teks pasirinkti, ar jau nori būti ar ne. Bet kol kas, jie tiesiog skęsta kartu su jais. Man labai keista, kaip mes taip gerai su ją bendraudavom, o dabar Mitas susirenka juos vietoj mūsų, o mus tiesiog ignoruoja. Geras klausimas. Man taip atrodo, kaip bando pritapti prie jų. Bet žinai, man atrodo, Melita su Gertrūda ir anksčiau gerai sutardavo. Bet supranti, aš supratau, kokia iš tikrųjų yra Melita. Aš pasimokiau, kad metai eina, o jos spalvos tik ryškėja. Mane jau tiesiog įkyrėjo jinai. Aš nebegaliu kentėti, einu į kažką pasakyti. Mariau, kas atsitiko? Ko nori? Nežinau. Kas tau yra? Man nieko nėra. Tu čia Tu išėjai. nematai, kaip apkalbinėjai Gertrūdą iš viso, negražu. Aš matau, tai kas tau užėjo? Ką? O tai nėra blogas dalykas? Mariau, pusmetį sėdėjai ir tylėjai, kas tu šiandien yra? Pusmetį sėdėjau, tylėjau, iki kol pagaliau prabilau. Iš viso. Mariau, tu gali paaiškinti, kas daro. Kaip tu apkalbinėjai tą Gertrūdą su Melita, iš viso negražu. O ir ta. Mariau, gali palaukti. Ne. Gertrūda, ar gali tada šiek tiek patrukdyti? Kad nežinau. Jos. Aš manau, reikia pasikalbėti labai rimtai. Kodėl tu leidi save skriausti? Ar tu matai, kaip jie tave naudoja, kaip jie apie tave kalba? Man tiesiog žiauru žiūrėti tai iš šono. Man nieko nedaro. Kas vakar buvo per gyvenimą?
Aš nenoriu apie tai kalbėti. Gertrūda, palauk. Žinot, jūs mane taip nuvylė. Kokią užduotį turėjot? Svajonių miestas. Nesuprantu, ką matau lentoje. Kur jūsų miestas? Kodėl matau sieną ir išmestą žmogų? Ir tai jūsų realybė? Ir to jūs mokotės per pamokas? Ir taip jūs ruošiatės projektui? Ir jūs rimtai dar norite pasiteisinti? Nu ir ką tu man pasakysi? Bet tai mokytoja, tai buvo juokelis, mes dar nepabaigėm darbo. Tai nebuvo juokelis, Emilija. Ką tu kalbi, Maja? Jūs iš jos tyčiojatės. Ir tu ten buvai. Taip, o aš ten sėdėjau ir tylėjau. Aš nieko geriau nei jūs. Bet kodėl jūs iš jos tyčiojatės? Lemba, mes turėjom sukurti miestą. Bet sukūrėme vietą, iš kurios norisi pabėgti. Mes dar nebaigėm, Maja. Mes dar nebaigėm savo darbo. Emilija, jūs galite piešti gražiausius dangoraižius ir prabangiausius rajonus, bet jeigu jūsų mieste žmonės vieni kitus trypia, tai nėra gražus griuvėsiai. Aš jau geriau būsiu viena, negu gyvensiu jūsų mieste. Noriu jums pasakyti kai ką svarbaus. Miestai tai nėra plytos ar namai, o tai yra tai, kaip jūs bendraujate vieni su kitais. Ir jeigu jūs statote miestą, statydami sienas ir atstumdami kitus, tai nėra miestas, kuris turi ateitį. Be draugystės, be bendravimo, jūsų miestas tik griuvėsiai. Emilija, tu namuose? Jo. Tu anksti namuose, kas nutiko? Darbus anksčiau baigiau, todėl ir grįžau. Kas gero mokyklai? Ai, nieko. Bet aš matau, kad tu man meluoji. Kas atsitiko? Kaip suprast? Gerai, aš noriu su tavim pasikalbėti. Susipykom su Marium. Jis sako, kad jam dėl manęs gėda. Gina Gertrūdą, nors ji tiesiog viską dramatizuoja. Tiesiog. Na taip ir galvojau, anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti. Tiesą sakant, aš net džiaugiuosi. Marius buvo ne tau skirtas. Jis buvo per daug teisybės ieškotojas, o tau tokio saulelė nereikia. Tu džiaugiesi? Tu tikrai sakai, kad tu džiaugiesi? Man širdis plyšta į gabalus, tu esi baisi. Aš tau linkiu geriausio, o tau tik kažkokie bernai galvoj. Bus tų bernų aplinkui. Turėk vaiką savigarbos. Mama, apie kokią tu savigarbą kalbėjai? Tu neturi nė lašelio užuojautos. Tėtis būtų mane supratęs. Tu pati šalčiausia moteris, kurią man teko pažinti. Šyk iš mano kamuolio. Mes norėjom su tavimi pasikalbėti. Čia labai svarbi tema tau. Čia dėl Emilijos ir Melitos. Vėl ta tema. Taip, tiesiog tu nepastebi. Jūs nesuprantat. Žinau, nepastebėjęs ir labai. Jūs tiesiog pavyditės, man tikrai niekada nesalvotų. Nu kodėl tu taip nesupranti? Ar tu nepastebi, kad jos tavi naudojasi kiekvieną sekundę, kiekvieną valandą, kiekvieną dieną? Ta pati Melita, kurią tu skaitai kaip savo draugę, jinai tavimi naudojasi dažniausiai ir daugiausiai. Tiesiog turi išmokti apsiginti. Aš po atostogų išsikraustau, o tu liksi toliau skriaudžiama. Ką? Aš nesupratau, kodėl man tik dabar sakai. Aš vis tiek nesuprantu, kodėl tu su ja bendrauji. Jinai yra tokia pusprotė, aš nesuprantu. Kas tau negerai? Girdim, tu moksliukė. Taip, kalbu su tavim, Akvilė. Ką tu čia mane apkalbinėjai? Aš tiesiog tiesą sakau.
Taigi tu naudojasi Gertrūdą kiekvieną dieną. Kaip tu drįsi tokius melus sakyt? Čia vadini melu. Jeigu ką, tavo visas gyvenimas yra grynas melas. Atsiprašau, ką tu man pasakyt, nuklėrus vieplą tu? Kaip tu drįsi? Au! Tai kaip suprantu, Melita pabėgo. Tai kas nutiko? Susimušėm. O tai kaip viskas įvyko? Jau ne pirmas kartas, kai jūs pas mane kabinete sėdite. Tai jinai eilinį kartą pradėjo naudotis Gertrūdą ir čia jau ne pirmas kartas, kai taip atsitinka. Užtat aš pastovėjau už Gertrūdą ir susiklostė taip. Gerai, supratau. Gal tu kažką nori dar pridurti? Gertrūda, aš nesuprantu, kodėl tu negali kalbėti. Juk man būtų žymiai lengviau suprasti visą situaciją. Tau bando padėti, o tu tiesiog tyli. Ir ką mums tada daryti? Na, aš tiesiog nenoriu apie tai kalbėti. Gerai, Gertrūda. Gali eiti. Bet pasvarstyk viską, kas čia atsitiko. Akvilė, neskubėk, dar mes turime šiek tiek pakalbėti. Labai smagu, kad tu bandai apginti kitus. Tačiau mūsų mokykla netoleruoja smurto. Jeigu kas atsitiktų, galbūt galite pabandyti tai išspręsti kalbėdamas, o ne per smurtą. Supratau. Smurtas nėra išeitis. Gertrūdos mama jau ir taip mūsų mokykla turi daug reikalų. Jeigu tik tais kažkas atsitinka, jūs visuomet galite ateiti čia ir pasikalbėti su manimi ar bet kokiu kitų mokyklos darbuotojų. Juk mes esame čia tam, kad jums padėtume. Gerai, Akvilė, gali eiti. Ir perduok linkėjimus Melitai manęs. Gerai. Taip, suprantu. Pakalbėsiu, gerai. Melita? Taip, ką? Ar tu žinai, kas man buvo pasakyta? Ne. Man skambino iš mokyklos ir jei tu toliau taip elgsies po atostogų, keisi mokyklą. Mušiesi, žemini žmonės, mane gėdini. Nu gerai, man dzin, gerai, nu ir keisiu. Ne, tau ne dzin. Nu, man dzin yra. Melita. Man viskas gerai, nu. Nu, atsiprašau, dukrytė, kad apriekiau. Atsiprašau, mergaitė. Aš tikrai noriu, kad tau būtų geriau. Gerai, mažutė. Emilija, tu rimtai vėl parinės dėl to Marius. Nu, jisai nėra tavęs vertas. Nekalbėk taip, Melita. Nu, bet aš tau tiesą sakau. Emilija, aš tiesiog Mariui parašiau, ką tu apie jį galvoji, it's not that deep. Tiesa, Melita, tu gyvenime
gyvenime nesi ištavęs tiesos. Tu žongliruoji žmonėmis lyg pigiai žaislais. Tu net nežinai, ką reiškia meilė. Apie kokias tu žinutės iš viso kalbė? Ir vėl prasideda ta drama, kad aš esu bloga draugė. Melita, tu dar drįsi save vadinti drauge po visko, ką padarai? Tu esi parazitas, Melita. Tu įsisiurbi žmonės ir išsiurbi iš jų viską, ką jie turi gero savyje. Kodėl taip elgiesi, Melita? Emilija, tu mus visus iškeitei į savo tą Marių. Dabar visas pasaulis aplink jį. Tu net su manim nebebūni, aš buvau tavo geriausia draugė. Žinai ką, Emilija? Išeik, aš nenoriu daugiau čia prie sakymų. Ir gerai, išeisiu. Melita jau išeini? Jo, Emilija nelabai nuotaikoje, tai aš išeisiu tiesiog. Nu, supratau, tai perduok linkėjimus mamai, tada iki. Jo, gerai, viso gero. Iki. O, žiūrėkit, ką čia turim. Argi ne vieniša Emilija? Melita, eik savo keliu, man šiandien tavo spektaklių nereikia. Spektaklių? Aš tik atėjau biškį pasiteiriauti. Girdėjau, tą Marius užblokavo, vargšė Emilija. Melita, tu čia atėjai pasidžiaugti tai, ką pati padarai? Ką aš padariau? Tu patiem rašytas žinutės. Melita, tu jam parodai tas žinutės, kai būtent tada aš pasakiau, kad nebesityčiasiu iš Gertrūdos, kai nusprendžiau tau nebepaklusti. Kliedė, tu pati taip galvojai. Aš tas žinutės parašiau tau, nes tu mane terrorizuoji kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną iš manęs tyčiojasi, kad draugauju su juo, grasinai, kad paversite mane tokia pat atsuntajam kaip Gertrūda, jei neįrodysiu, kad esu jūsų lygio. Aš buvau kvailė ir bailė, kad pasidaviau tavo spaudimui. Sumelavau, kad įtikčiau tau, o tu tas žinutės išnaudoji specialiai, kad panaudotum prieš mane. Atsiprašau, kad trikdau jūsų gausiau epizodą, bet tavo toksiškumas gadina orą. O kas tu tokia? Dingi šiandien nesusipratėme. Aš Saulė ir aš girdėjau, ką jūs kalbėjot su Emilija vakar. Tu tikrai nemoki bendrauti su žmonėm, tu jas tik gali žeminti. Užsičiaukit abi. Matai, Melita, tu neturi visiškai jokių argumentų, tik agresiją. Nervina tu su manim. Viskas baigta, Melita. Spektaklis baigėsi. O, labdaros fondas vėl susirinko, matau, ką šiandien aptarinėjat. Ir Gertrūda, iš kur tu tą megztinį ištraukė iš Kubanos konteinerio? Melita, galėtų kad nors atsiknėst. Eik susiras savo kitų tarnų, mes nebe to lygio. Būtent, Akvilė, jūs esat niekas. Jūs esat mokyklos dugnas, su kuria net valytojas nenori sveikintis. Tu tiesiog pavydė, nes likai visiškai viena. Visi tavęs nekenčia, Melita. Tu ligonė. Aš bent neslepiu savo veido po to viso makiažo. Ir Ieva, tu žinai, tu manai su tam visi nori bendrauti, bet tikrai ne. Melita, pakaks. Palik jas ramybėje, ką jis to padarė? Gal tau rimtai pagalbos reikia? Ar tau neaišku, kaip tau pasako ne? Papasakok, Emilija, papasakok Gertrūda, kaip tu iš jos pradėjai tyčiotis, nes jos mama atvažiavo su sena mašina. Ir kaip tave tėvas paliko ir nenorėjo tavęs gyvenime matyti. Klausykit jos. O tu, Gertrūda, tu esi niekas, tu esi šiukšlė. Tavo tėvai ari dėl pinigų, kad tau nupirktų tos pigius batus. Ir Sandra ir Akvilė tavęs visiškai nemėgsta, jos tave toleruoja. Jeigu tu dabar rytoj dingtum, tavęs niekas nepasigestų. Niekada nebandyk lyginti su manim, gerai? Dink iš čia, gerai? Aha, aukit. Kiek kartų? Labadiena. Sveiki. Kiek kartų? Atsakykite man, kiek kartų mano vaikas turi grįžti namo per ašaras, kad jūs pagaliau pradėtumėt dirbti savo darbą? Gerbiama mama, mes visiškai suprantame jūsų emocijas. Mokykla netoleruoja patyčių. Man neįdomu iškaltos jūsų frazės apie lankstinukus, apie programas. Mano dukra šiandien Rūbinėje buvo psichologiškai sutripta, matant pusėj mokyklos. Ir kas tai padarė? Vėl Melita.
Aš buvau pas jūs prieš pusmetį. Jūs man žadėjote, kad kalbėsite su tėvais. Koks rezultatas? Nusiraminkite. Mes tikrai išnekėjomės, tačiau Melitos šeimos situacija labai sudėtinga, jos mama labai užsiemus ir mes taikome mediacijas, tačiau tiesiog... Man nusišvilpti jos motinos užimtumą. Mano vaikas neturi būti kito vaiko bokso kriaušė. Vien tik todėl, kad jūs abi neturite stuburo išmesti iš mokyklos smurtautoją. Prašau nešaukti. Mes negalime tiesiog išmesti mokinio. Yra tam tikros priemonės. Mes pabandysime pasikviesti Melitą, jos tėvus ir socialinį Stop. Baigiam visas kalbas. Jeigu po šiandienos incidento toji mergaitė negaus oficialaus papeikimo ir jeigu aš matysiu, kad jinai artinasi prie mano Gertrūdos, aš einu ne pas jus. Aš einu tiesiai į policiją, rašau pareiškimą dėl psichologinio smurto ir kviečiu žurnalistus. Pasižiūrėsime, kaip jūsų procedūros atrodys per vakaro žinias. Mes imsimės griežčiausių priemonių šiandien pat. Gerai? Gerai, kviečiamės tada Melitos tėvus. Aš palauksiu, nieko tokio. Aš turiu laiko. Aš netokia užimta, kaip Melitos motina. Tai gerai, prašome prisėsti. Palaukite. Aš susisieksiu su Melitos mama. Gerai, aš palauksiu. Sveiki. Ar su gerbiamo Melitos mama šneku? Labai malonu. Mes norėtumėme jūs pasikviesti į mokyklą trumpam pokalbiui. Gerai. Jeigu galėtumėte už 30 minučių, gerai, tiktų. Dėkoju. Viso gero. Aš visuomet sakydavau Gertrūdai, kad jie yra tik tais kokių problemų gali ateiti pas mane. Mes viską išsiaiškinsim. Ir ko čia Gertrūda? Aš čia nesuprantu, kas čia vėl vyksta. Sėsk. Kas atsitiko? Kas neaišku? Kiek kartų? Atsakykite man. Kiek kartų mano vaikas turi grįžti namo per ašaras? Kad jūs pagaliau pradėtume dirbti savo darbą? Direktorė, Gertrūda yra jautri mergaitė. Čia mes kažką tai darom, nesąmonės ir viskas. Melita puikiai mokinė. Kas dar ne taip? Aš neleisiu, kad kažkokia isteriška motina grasintų policiją. Galima ir taip susitart. Prašau nusiraminti. Direktorė, aš atsiprašau, aš žinau, kad jūs neturite tikro bendro vaizdo. Čia yra visi pokalbio žinutės ir visi įrodymai, ką Melita daro. Visam prašau, čia visi įrodymai. Kas čia mergaitė? Kas čia per cirkas? Išeik! Tai nėra tiesiog paauglių apkalbos. Tai, ką Melita padarė Gertrūdai, yra tik ledkalnio viršūnė. Prašau, paskaitykite ir pažiūrėkite, kiek tai pridarė problemų kitiems. Lilija, ką tu čia darai? Prašau, atiduokit, čia mano asmeniniai reikalai. Melita, aš paskaitysiu. Ir tau, Melita, turėtų būti taip stipriai gėda, kas yra parašyta tuose lapuose. Jei dar kartą su juo kalbėsi, aš padarysiu taip, kad tu šioj mokykloje nebegalėtum net į tualetą nueiti. Parašyk, kad jis tau šlykštus
arba rytoj ryte visa mokykla žinos tavo paslaptį. Melita? Melita, tai tu taip elgiesi? Ne. Ne, taip bendrauji su draugais? Tu esi oficialiai suspenduojama nuo pamokų, kol priimsime sprendimą dėl tavo išmetimo iš mokyklos. Ir tai nėra pirmas kartas. Turėjai pas mane atvykti, bet neatvykai. Mokytoja mums sakė, miestai prasideda ne nuo plytų ir asfalto. Jie prasideda nuo to, kai mes elgiamės viens su kitu. Patyčios žaidžia ne tik žodžiais, bet ir palieka ilgalaikį skausmą. Todėl svarbu jas atpažinti ir neleisti jam plisti. Ypač tada, kai netikri draugai šypsosi tavo į akis, bet už nugaros kalba visai ką kitą. Mokytoja mums sakė, miestai prasideda ne nuo plytų ir asfalto. Jie prasideda nuo to, kaip mes elgiamės viens su kitu. Patyčios žaidžia ne tik žodžiais, bet ir palieka ilgalaikį skausmą. Todėl svarbu jas atpažinti ir neleisti joms plisti. Ypač tada, kai netikri draugai šypsosi tau į akis, bet už nugaros kalba visai ką kitą. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Labas, tėti. Žinau, aš vėl skambinu į niekur, bet turėjau tau papasakoti. Aš praradau viską. Praradau draugę, kuri mane tik smaugia. Praradau vaikiną, kurį mylėjau. Bet žinai ką, keisčiausia tai, kad aš neverkiu. Moje klasėje tu man sakai, kad kai bijai tamsos, reikia tiesiog uždegti šviesą, net jei jungiklis yra labai aukštai. Šiandien aš jį pasiekiau. Man dar truputį baisu, bet aš pagaliau jaučiuosi savimi. Aš nustojau vaidinti. Skauda beprotiškai. Bet aš kvėpuoju. Tikiuosi, kad tu irgi randi jėgų kvėpuoti ir būti savimi. Kur bebūtum. Mama. Kas? Emilija, ateik pas mane, noriu su tavim pasikalbėti. Aš visą naktį galvojau apie tai, ką tu man vakar pasakei. Ir galvojau apie tavo tėtį, kad tavo tėtis būtų tave supratęs. Bet apie tai aš su tavim dar nešnekėjau ir noriu šiandien su tavim apie tai pasikalbėti. Tu turėjai visišką teisę pykti ant manęs. Aš vakar buvau siaubinga, man nereikėjo su tavimi taip kalbėti. Bet maniau, kad tau bus lengviau gyventi pykstant ant jo, žinant, kad jis mus paliko, nei žinant tą tikrą tiesą. Mama, kas atsitiko? Kodėl tu tokia liūdna? Emilija, žinok, tavo tėčio nebėra. Ką tu čia šneki? Jis gyvena kitame mieste. Jis tiesiog pakeitė numerį. Ne, Emilija buvo visiškai ne taip. Po mūsų skyrybų tavo tėčiui buvo labai sunku. Jis pradėjo gerti. Ir tą vieną vakarą jisai atsisėdo prie vairo išgėręs ir
buvo didelė avarija. Ir tėtis žuvo vietoje. Ne, tai netiesa, tu meluoji. Aš visą laiką galvojau tau tai pasakyti, kai tu paaugsi. Bus viskas ramiau, bet kuo toliau, tuo darėsi sunkiau. Ir labai prašau, atleisk man, kad aš neleidau tau gedėti. Atleisk. Jis miręs. Visus šios 3 metus aš jums skambinau, mama, mes dar vakar kalbėjome. Žinau, Emilija, žinau, aš labai tavęs atsiprašau. Ar atleisi man? Akvilė, ar Gertrūda su tavim? Akvilė, paliko raštelį. Akvilė, rašo, kad palieka. Kur jie gali būti? Aš nebegaliu. Melita buvo teisi, be manęs čia bus visiems geriau. Tu gal iš proto kraustaisi? Tavo mama, jinai irgi tave kartu pastebės, mes pastebėsim tave, aš čia. Melita, tu nesupranti, kaip man yra sunku. Viskas bus gerai. Tu galvoji, kad esi vienintelė, kuris stovėjo ant šito krašto, kai niekas kitas nesupranta, ką reiškia norėti, jog viskas tiesiog baigtųsi. Kai man buvo 13, man tėvai pasakė, kad skiriasi. Visiems atrodė tai tiesiog normali skyrybų istorija, bet man tai buvo pasaulio pabaiga. Aš nieko nejaučiau, tik baimę ir tamsą. Ir aš norėjau dingti. Vieną dieną mano tėtis susikrovė daiktus. Paėmė ir išvyko, paliko mane vieną šiame bjauriame ir purviname pasaulyje. Ir aš jaučiausi tokia beviltiška, tokia vieniša, tokia tuščia. Aš norėjau išsitrinti. Aš jaučiausi tokia nereikalinga. Ir Gertrūda, aš tai suprantu. Aš atsiprašau, aš bijau Melitos, aš viskas, ką man padaryti, jai įtikti, bet niekada nieko prieš tave neturėjau. Aš tau prisiekiu. Prašau, man atleisk. Aš taip gailiuosi. Pamąsčius, vos išgyvenau šios mokslo metus. Iš tikrųjų tas pats. Sunku tiesiog pasidarė mokyklai. Net nebesinori lankyti. Nu jo, bet tai baigėsi. Atsisėdam? Šalia. Atrodai laiminga, Emilija? Na taip, kai jau nebeturiu ką slėpti, tai tapo daug lengviau. Džiaugiuosi. Tikiuosi, kad susirasi naujų draugų kitoje mokykloje. Na taip, aišku. Ir tau linkiu to pačio. Na, ačiū. Šiaip gal varome ledų? Gerai. Davai. Tai kokias man ledus imsi? Nežinau, Mano svajonių miestas sugriuvo. Visi gražūs pastatai, kuriuos stačiau iš melo ir baimės, šiandien virto dulkėmis. Ir žinote ką? Aš džiaugiuosi. Kainavo brangiai. Aš praradau žmones, praradau iliuzijas, bet geriau stovėti tuščiame, kleiname lauke ir žinoti, kad žemė po tavo kojomis yra tikra, nei gyventi auksinėme dangoraižyje, kuris bet kada gali tave prispausti.
Mano pamatai dabar pliki. Bet šį kartą aš statysiu miestą iš naujo. Ir šį kartą jame nebus sienų. Mes visi statome sienas. Galvojame, kad jos mus apsaugos nuo pasaulio žiaurumo, nuo vienatvės. Bet tiesa ta, kad sienos tik įkalina mūsų pačių tamsiausiuose kambariuose. Saugiausia vieta paslėpti skausmą yra tavo vidus, bet tai kartu ir pati pavojingiausia vieta jam augti. visai geras filmas. Aš vis dar netikiu, kad tu taip paprasta būti su manim. Niršta, keikius įlepsnoju, man trūksta prisiglaust. Taip trūksta prisiglaust. Išglostyk tą pyktį, nenoriu jaunas mirti. Šukuosiu tau naktim. Aš vis dar netikiu, kad tu taip paprasta būti su manim. Šitas paukštis skris
aš vis dar netikiu, kad tau taip paprasta būti su manim.